Sveiki atvykę į mano kanalą filmuką. Tai vat, filmuojam ilgą pertrauką pištukinę. Kaip matote, špagatą apvyniotą ir papuošimai nauji padaryti. Čia nauja pištukinė, čia šliktais buvo kažkas į tą pištukinę kažkokie papildai buvę, dabar nėra, apvyniota špagatas, kaip sakyt, apvyniota špagata ir galima panaudoti šitą indelį kaip pirštukinę ar kažkam auksį susidėti ar kažką, ar pinigam kažkokiem. Žodžiu, visokie smulkmena maža. Tai va, tai kaip praeitoje senoje laidoje 2001 metais buvo idėjas, kai prasidėjo tie pirmieji karantinai. Tai va, tai buvo vienas surinkęs pirmasis pirštukinė 37 peržiūrų, o antroji pirštukinė surinko 14 peržiūrų, norėčiau šitą, kad daugiau. Žodžiu, kažkiek bus daugiau ar nedaugiau. Čia nuo žiūrėjimo žmonių skaičiaus. O šitą pištukinę ilgai dariau. Labai ilgai galvojau, čia buvo labai sudėtinga, kaip pasakysiu, va šitą padaryti nuo viduriuką, kaip sakyti, nes jinai ir atitrūksta ir nuo atšoka, kaip sakyti, čia yra grina, sakyt, kartono, kad sakyti, neteršti mūsų gamtos galima panaudoti ir pirštukiniai, ir visokiom dalykam, kaip sakyti, išeina gražus rankų darbelis. Tai vat, galit ir jūs pabandyti, žiūrėsiu, kiek peržiūrų bus, gal ir parodysiu, kaip darau. Negaliu žadėti, nes turiu kitų dalykų, užsiėmimų. Atsiprašau ten, kad kažkas matosi, tai nenoriu rodyti. Kaip sakyti, kaip išeina, taip išeina. Nekreipti dėmesio. Ir kaip sakyti, gražus pištukinė. Žiūrėsim, kiek surinks peržiūrų. Ir tada žiūrėsim, kas gero. Yra dvi pirštukinės padarytos, kad kita pirštukinė dar nepagražinta. Kai pagražinsiu, įdėsiu į video. Tai vat, žodžiu, šita pirštukinė yra padaryta dovana. Jau pasakyti, padaryta yra dovanai. Daug žmogaus nesakysiu, nes negalima sakyti. Neviešinti negalima, to žmogaus, va kaip gražiai, ką galim panaudoti, kad ne gamtą neteršt, kaip sakyti, įvertinti savo darbą galiu grubiai 9 balus. O kiek jūs vertinat žmonės, mano žiūrovai, prenumerantai, kiti žmonės, kurie neužsiprenumeravo mano kanalo, kiek jūs vertintot, tai čia jūsų asmeninis dalykas, kiek vertinat. Tai va, tai, kaip sakyti, jūsų asmeninis dalykas. Galėčiau pasakyti, labai patinka man daryti šitas rankų darbus, daryti ir
džiaugti savo rankų darbą, kažkokį praleistą dalyką, ne prie teliko, o kažkur įdėti visą meilę, įdėti savo visą kruopštumą, nu, žodžiu, įdėti visą savo gražų laiką praleidimą su savimi ir, kaip sakyti, ne į temą, gal čia nukrypom ne į temą, grįžtam prie pirštukinės. Pirštukinė idėjom tokios dvasios, tai tas, kad žmogus turės, kur nenori sakyti, džiaugsis gal džiaugsis ir naudos šitą darbą. Tai va. Ir antra pirštukinė eis greit irgi trasą papuošimui. Tai sakyt, labai noriu ir darysiu, ir jeigu susirinksit, nuvaisiu kokius skardinių ir neteršti gamtos, nes mūsų, kaip sakyt, patylėsiu, žmonės mėgėjai terš gamtą ir gamtosauga už tai, kad labai reikia saugot mūsų gamtą, motinėlę Lietuvą. Ir labai graži pirštukinė, duodu 9 balus. Parašykit žmonės, kiek jūs duodat balų. Žodžiu, labai graži pirštukinė, labai. Darau, galiu parodyti, iš kokios siūlo, va, šitokio siūlo. Galima su šitokiu siūlu daryti. Galima ir apklijuoti su klijais, nusukau, nes kad negalima firmos tos, čia yra lipalas, su kuo ir darau, o šiaip darau, gali kaip kiti ir daro su karštais klijais. Tai baigiam video, tai laikinkit, rašykit komentarus ir įvertinkite mano pirštukinę. Ir galite parašyti, ką jūs darote. Tai vat. Meškutis.